Ką tu čia darai? Pensionierių centras, o čia pats savo pildo, žiūrėkit, pensionierių žmogus. Kad mažai šaldo. Pačio mašina, o nešaldo. Freono trūksta. Tik antra diena. Karšta. Pavyzdžiui, jeigu mano mašina prieš 2 metus pildyta ir biškai prastai šaldo, ar gali būti, kad trūksta freono? Gali. O Dėl įvairių priežasčių gali trūkti. Ar kažkur leidžia galbūt, gal per 3-4 metus išėjo, tada viskas normaliai. O jeigu išėjo per pusę metų, normaliai mašiną seniai turi, ar ką tik nusipirkai? Blemba, gal 5 metus. Nepildai? Būt, kai nusipirkau, pildžiau. Gal ir viskas normaliai, gal užtektų papildyti. Truputį nemandagiai pradėjau. Galėčiau pasikonsultuoti. O taip įdomu, kas jeigu kažkas blogai sistema yra, tarkim. Tvarkom, remontuojam. Dabar reikėtų turbūt tiesiog užpildymą susimokėti. Jeigu mes nustatom iš karto, kad leidžia, tai sumokat tik tai už patikrį. Dabar nematom, tada sumokat užpildymą ir atvažiuojat už savaitės dar kartą patikrinti. Jeigu tada nustatom, kad leidžia, po savaitės, tuomet po remonto užpildymą antrą kartą nemokat. Ir patikrinat, jeigu viskas gerai, galiu važiuoti į Palangą švęsti. Taip. Galit švęsti, galit nešvęsti. Jei freonas išeitų, pildymas būtų nemokamai po remonto. Ačiū. Dėkui Jums.